Kamuolio dabar Lukasas Maura atliks standartinę situaciją Paris Saint-Germain gretose, siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Davidas Luizas 1-0. Davidas Luizas jau rungtynių pradžioje muša įvartį ir siunčia Van Stegeną į lengvą šoką 1-0. Kągi, siaučia visas Parc des Princes stadionas, siaučia ir Davidas Beckham, štai matome savo ekranuose, tikrai legendinis futbolininkas ir žvaigždė, praeitie rungtyniavęs Paris Saint-Germain gretose ir matome, kaip ir treniruoti, iš tikrųjų Davidas Luizas susitvarko su kamuoliu ir su Javiero Mascherano užnugarėje, bei kitais Barsos futbolininkais, bei siunčia į Van Stegeno vartų kampą. 1-0. 32 numeris. Davidas Luizas štai kažkam dėkoja iš čia esančių stadione. Aišku, savo ruožtų dėkoja jam ir visi čia susirinkę Paris Saint-Germain sirgaliai. 10 rungtynių minutė. Paris Saint-Germainas 1, Barcelona 0. Barcelonai. Ir toliau kontroliuoja kamuolį 1-0. Na, nieko tokio, iš tikrųjų, šis rezultatas dar nesako. Visgi rungtynių pradžia. Jonas Rakitic perduoda kamuolį Dani Alvesui. Laiko, aišku, į marės, dar pati rungtynių pradžia. Tuo labiau, kad Barcelona turi tikrai puikių futbolininkų, kurie gali bet kada iššauti. Ir štai, Lionelis Mesis iššauna, štai ir dabar, nepraėjęs ne 2 minutėm, Barcelona lygina rezultatą.